Labai džiaugiamės šiandieną įvykusiu renginiu kartu su Raseinių viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriumi. Ypatingo atėjimo vaikų literatūros bibliotekos skyriaus vedėja Jolanta Gudeikytė. Mūsų bendradarbiavimas tęsiasi ne vienerius metus, jau sakyčiau visą dešimtmetį, jubiliejus praktiškai. Ir šiandieną Jolanta sutiko geranoriškai mums patalkininkauti, kalbant apie pasakas, kurios labai suprantamos, prieinamos, vizualiai gerai matomos, tai mūsų centro lankytojams, kurie gali klausytis, gali mėgautis pasakos grožiu. Ir šitą tiesiog nuostabę popietę mums šiandieną suteikė Jolanta. Kaip ir kalbėjau, su Jolanta bendraujam ne pirmi metai. Vykdomi yra ir projektai, ir nuolatinės valandėlės, o prasidėjo viskas būtent nuo pačio tokio trumpo projekto, kuris buvo gautas ir finansavimas, kuris vyko prieš 10 metų, tai vadinosi tas projektas gražiu pavadinimu Prie kavos puodelio. Ir tada kvietėm Jolantą, ji pasakojo, atsinešė visą lagaminą knygų. Mūsų lankytojai galėjo ir mygtukus spaudyti, ir klausytis muzikos, ir klausytis be abejo. Taip pat svarbiausias dalykas tai yra gyvas pasakojimas, gyvas žodis, o Jolanta iš tikrųjų tai moka ir sugeba taip tą daryti. Jolanta yra atvykusi į mūsų tradicinį renginį, kuris vyksta kiekvienais metais. Šitas renginys vadinasi Naktis centre. Tada mes organizuojam šitą renginį visą parą, mūsų lankytojai miega centre ir vakarinis ritualas, tai yra vakarinė pasaka. Šiemet kalbėjo, tą vakarą sekė pasakas ir demonstravo atsineštą savo knygas, priemonės apie rašytoją Tuvę Jansson. Kaip tik vyko ir jubiliejinis tos rašytojos minėjimas, tai buvo 100 metų Tuvė Jansson. Na, iš tikrųjų nepakartojamas buvo vakaras, kai mes visi susėdę gražiai prie kavos puodelio turėjome galimybę stebėti ir žiūrėti. Netgi Jolanta ne tik sekė pasaką, bet ir vaidino su savo atsineštomis ir savo rinktos kolekcijos, turi darbe žaisloteką, rinktomis lėlėmis. Iš tikrųjų mes labai dėkojame ir Raseinių viešosios bibliotekos kolektyvui už geranoriškumą, direktoriai Dainai už pasirašytas sutartis, už priėmimą. Kiekvieną kartą tiesiog visada, jeigu yra galimybė, ir dalyvaujame ne tik, sakykime, literatūriniuose užsiėmimuose, dalyvaujame, paskutinis mūsų buvo apsilankimas bibliotekoje Gintarės Norkienės dailės studijos organizuojamoje parodoje, o paroda vyko po to, tačiau prieš tai darėme darbus, dekupažavome ir be abejo lankytojams ir mūsų patiems darbuotojams tai paliko neišdildomą įspūdį. Na ir apie tai, ką kalbu, tai šiandieną įvyko iš tikrųjų įspūdingas renginys, kuris patiko ne tik mūsų centro lankytojams, kartu dalyvavo ir Raseinių specialiosios mokyklos mokiniai ir mokytojai, ir šypsenos, ir geri atsiliepimai, ir klausimai, kurie jiems iškilo, iš tikrųjų paliko, aš manau, kad paliko vaikams neišdildomą įspūdį. O tuo pačiu be abejo reikėtų pasakyti, kad tai atsispindės ir jų santykiuose vienas su kitu, klausantis pasakų, mokantis geranoriškumo, mokantis pakantumo ir visa tai dėka vaikų literatūros skyriaus vedėjos Jolantos Gudeikytės, kuri moka iš tikrųjų perteikti labai gražų žodį, geranoriškumą ir be abejo ta mūsų draugystė, aš manau, iš tikrųjų tęsis ir į ateitį galvojam naujų projektų, naujų susitikimų, galbūt kažką su muzika, su teatru.
Ačiū Jolantai ir prašau Jolantą pasisakyti, kokie jie įspūdžiai iš šiandienos renginio. Drąsiai galėčiau pasakyti, kad brolių Grimų pasakos yra persmelkusios visą pasaulio kultūrą. Jų vaikų ir namų pasakos yra išverstos daugiau kaip į 160 kalbų ir konkuruoja netgi kaip leidybinis reiškinys, netgi konkuruoja su Biblija. Šių pasakų, mūsų gerai žinomų pasakų veikėjai yra patekę į vairias medijas, mes matome filmus, matome žaidimus, yra išleistos netgi filmukai įvairiausi, kuriami. Tačiau žinodami mintinai tų pasakų herojus, veikėjus, mes tikriausiai nedaug ką galėtumėm pasakyti apie brolių Grimų gyvenimą ir kūrybą. Todėl dabar, kada sausio 4 dieną sukanka vyresniajam iš brolių Jakobui Liudvikui Grimui 230 metų, viešoji biblioteka yra parengusi vaikų literatūros skyriuje parodą skirtą broliams Grimams ir jų kūrybai. Ir labai džiaugiamės, kada mane pakvietė Dienos užimtumo centras Vilties takas į šitą renginį pakalbėti apie brolius Grimus ir jų kūrybą ir parodyti tai, ką mes turime sukaupę savo bibliotekoje, visą literatūrą, taip pat ir lėles iš literatūrinių personažų parodos. Ir labai malonu buvo, kad vaikai reagavo labai aktyviai, taip, žodžiu, labai dėmiai klausėsi ir tikrai buvo labai smagu šitam renginį pabuvoti ir pakalbėti. Juo labiau, kad tos pasakos ir man pačiai labai patinka. Ir tikrai rekomenduoju ir visiems jas paskaityti iš naujo, prisiminti, nes ne visas tikriausiai ir esam skaitę dar.